Pristatau savo sukurtą programėlę, kuri vadinasi Birštono dviračių maršrutai. Ji yra žiauriai paprasta. Tiesiog atsidarote programėlę, pasirenkate maršrutą, pavyzdžiui, Birštono Apžvalgos bokštas, ir iš karto perkelia į Google žemėlapis. Programėlė įveikti būtinas mobilus internetas. Jeigu nėra mobilaus interneto, tai tada rodo arba Wi-Fi, rodo, kad nėra interneto ryšio. Ir tada užkrauna žemėlapį. Tuoj su sužymėtais taškais. Užkrovė ir visi maršrutai prasideda Birutės gatvė 19, nes reikėjo kažkokio tai pirminio atskaitos taško. Tai pasirinkom Birštono dviračių nuomą, mes bendradarbiaujame su jie, kurdami šitą programėlę, atsižvelgiam į pastebėjimus, kritiką ir panašiai. Šią programėlę kol kas paleidome nemokamai, ji kol kas dar nėra Google Play Store atsisiųsti, nes reikia praeiti vidinį testavimą, uždarą testavimą. Dabar uždaras testavimas baigsis po 14 dienų, kažkur apie rugpjūčio 18-19 dieną. Ir tada jinai atsakiusi tam tikrus klausimus apie uždarą testavimą. Uždaram testavimui reikia 12 testuotojų 14 dienų. Aš juos gavau šiaip ne taip. Iš pat pradžių galvojau, kad visi gali būti testuotojai, bet pasirodo, kad testuotojais gali būti tik tie, kurie turi Google Play konsolę. O Google Play konsolę susikurti yra mokama paslauga. Vienkartinis 25 eurų mokestis lygtais. Tai man reikėjo kitų developerių, kurie turėtų Google Play konsolę, kad jie galėtų prisijungti prie testavimo programos. Ir tokia paprasta ta programėlė. Prašė, kad iki negalėjimo į paprastą, atsiliepimuose trūksta tik tai aprašymų, maršruto aprašymų. Tuoj aš jų negalėjau čia įdėti, nes nepalaiko funkcionalumas. Krauna. Trūksta tik tai maršruto aprašymo, bet manau, kad galima susirasti internete tiesiog įvedus maršruto pavadinimą ir ko iš jo tikiesi, arba galima atsisiųsti kitą programėlę, kurioje yra aprašymai ir audio gidai, bet nėra sužymėtų maršrutų. Ji tiesiog vadinasi Birštonas, sukurta Birštono turizmo informacijos centro užsakymu, bet jinai rodo, kad neveikia JPEG bylos, tai dar kas nors, tai neatidaro, tai maršrutai ten sužymėti tik tai taškai, bet nerodo maršruto. Iš esmės tokia paprasta programėlė, čia kol kas yra 2, 4, 6 maršrutai, suskirstyti pagal ilgį nuo 2 km iki 50 km. Manau, kad pirmą maršrutą galima padaryti dar 7 maršrutų, kad Birštono Apžvalgos bokštas, Birštono piliakalniai, bet kol kas taip nepadariau. Manau, kad tai turėtų būti atskiri maršrutai, bet tie, kas pastebės, kad galima nuo bokšto iki Nemajūnų nuvažiuoti, tai tikrai pastebės. Visiškai paprasta programėlė, aš ją kiek kūriau kelias valandas, bet reikėjo kelių mėnesių, kad sugalvoti, kaip. Dar jinai turėtų būti apmokestinta, bet kadangi jinai labai paprasta, tai nusprendžiau nedėti apmokestinimo ir pažiūrėti, kokią auditoriją jinai surinks, o vėliau, jeigu pasisektų, tai apmokestinti ateities versijas. Tai va tiek šiandien ir susitiksime kitose vaizdo įrašuose.